Kokią dažniausią klaidą daro vyrai susidūrę su sveikatos problemomis? Galbūt tame tarpe esi ir tu, arba tavo draugai. Todėl pasidalink šito video, paspausk sekti, kad nedingtų mano video interneto platybėse ir karts nuo karto galėtum pamatyti, apie ką aš kalbu. Taigi, pati pirmiausia klaida, kad galvoja, kad tai savaime praeis. Taip, tai yra toks posakis, kad negydoma, kaip sakant, praeina per 7 dienas, o gydoma per savaitę. Tačiau žiūrėkit, reikia visą laiką žinoti, kas atsitiko, kokia priežastis ir ką tai daryti. Netylėkit, jeigu norite pasitarti, parašykit. Prie bet kokios problemos mes galim prieiti ir pasižiūrėti iš tam tikros pusės. Ar ją galima spręsti paprastai, tradiciniam priemonėm, ar reikalingas medicininis išsikišimas. Svarbu neuždėlsti, nes jūsų sveikatos kaina susideda iš daugelio dalykų. Finansinė taip pat yra viena iš sudedamųjų dalių. Todėl šitą dalį, jeigu pataupytume ir profilaktikai skirtume į dieną, 2 ar 3 eurus, aš manyčiau, kad daugelis iš mūsų būtų gerokai ilgamžiškesni, gerokai sveikesni ir su kuo mažiau problemų susidurtume ateityje. Todėl atkreipkite dėmesį, profilaktika yra svarbus dalykas. Parašyk, pasitarkim, nuo ko pradėti.